Kiek dar kartų galiu tave šaukti? Tu gal čia tyčiais iš manęs? Ne, mama. Gerai, nesvarbu. Šiandien ilgai dirbu, namo negrįšiu. Man reikia, kad tu sutvarkytum visus namus, išplautum indus. Girdi? Ai. Tada tikrai reikėtų nueiti į bažnyčią, išpažinti savo nuodėmes. Tave irgi privarta? Kaip? Tave irgi privarta? Ne, panašiai. Aš Nika. Veronika, bet gali vadinti mane Nika. Aš Ieva. Kiek tai? Žinok, neatrodo, lyg penktadienio rytą planavai paleisti bažnyčią. Reikia kažkaip pralinksminti šitą vietelę, nes niūri atmosfera jau už kilometro pastebėsi. Gal nori prasėjai? Dabar? Jo, varom dabar. Judam, davai. Einam. Mes tada ėjom. Ir karočią aš jam sakau, tipo, ką tu darai? Tipo, tu nesveikas gal? Karočią, ir ta paskui buvo tas ir anas. Ir paskui jis man dėl pasakė, tipo, tapona. Aš negaliu patikėti, kaip galėjo pasielgti. Buvo labai malonu su tavim susipažinti, bet jau man laikas eiti. Man irgi buvo labai malonu, bet klausyk, aš turiu pasiūlymą. Gal tu norėtum šiandien su manim nuvaryti vakarėlį? Bus labai ramu, aš visus pažįstu ir mums bus proga labiau susipažinti. Nežinau. Aš mielai varyčiau, bet jeigu mano mama sužinos... Eik, tik visada pabėgu ir mano mama niekada nieko nesužino. Nepergyvenk, viskas bus gerai. Gerai. Bet jeigu mano mama mane užmuš, tai bus tavo kaltė. Sutarta. Aš tavo adresą numesiu į Instagramą, o vietoj būk apie 10. Gerai? Okei. Pasavu. Susimatysim ten, tada. Čia, papa. Iki. Užėjai, tik čia, tu sakė. Aš labai atsiprašau, aš nenorėjau. Tai aš tai atsisakau. Tavo čia pirmas vakarėlis? Taip, labai akivaizdu. Labai akivaizdu, bet tai kad čia visiems pirmas vakarėlis. Ką? Aš Julius. Ieva. Prieš pažintis. Lau. Jeigu galėtum vieną žodį užrašyti, kam jis būtų skirtas, o kam jis būtų skirtas. Per ilgai mes gulėjom vandenį, jie beišbėgė, srovėmis papirkė. Jeigu tai nenori nieko su manim, sudusa išeisi, uždarysim vartų. Niekas negali čia per prievartą laikyti, niekas negali čia. Žinok, aš turiu jau eiti. Mano mama nežino, kad aš išeinu. Kas bus, jeigu sužinos? Ji mane nubaus, kaip visada. Tu to nenusipelnei? Klausyk, aš rimtai turiu eiti. Žinok, tikėjausi blogo vakaro, bet buvai visai neblogas netikėtumas. Visai neblogas netikėtumas. Na, ačiū už komplimentą. Net gaila, kad tai truko tik vieną vakarą. Bet tai skamba, kad atrodo, kad mes daugiau gyvenime nesusitiksim. Ne, tiesiog mano gyvenime tokie dalykai ilgai neužsibūna. Bus matyti šį kartą, kaip bus. Pažiūrėsim. Alio? Labas.
Čia aš, Julius, gal nori susitikti? Gerai. Šaunu, tada aš ateisiu iki tavęs. Gerai, iki. Iki. Pabučiuok mane į lūpas, aš tau duosiu pinigų. Šoka vyrai, šoka moterys, bet tarp jų nematau tavęs vertų. Šoka vyrai, šoka moterys, bet tarp jų nematau tavęs vertų. Įsipink mane į plaukus, pasikišk į pastrukę, iki kraujo sukamės ant tų mėnulių, dažai man tarpą tarp akių. Iki kraujo sukamės ant tų mėnulių, dažai man tarpą tarp akių. Būna, kad tu prisimeni mane ir aš iš pėdkelnių akių skubu parbėgu pas tave. Griūnam kaip domino, tada juda sukasi, sukasi meilės mašina. Būna, kad tu prisimeni mane ir aš iš pėdkelnių akių skubu parbėgu pas tave. Kur buvai? Kur tu buvai? Su draugė. Tu darai mane gėdą. Paleis man. Tu manai, kad gali mane apgaudinėti? Tu manai, kad esi pakankamai subrendus išlaistyti su vaikinais kaip kokiai kekšiai? Aš mačiau tave su tuo vaikinu. Tu esi gėda. Tu esi. Aš pabėgsiu. Niekur tu neįsi, Ieva. Be manęs tu niekas. Nu, tai kaip tau tas vakarėlis? Vis dar laikysi padarė mergaitę? Gi mačiau, kaip išėjai su Julium. Net nesugebėjai po to parašyti, kaip sekės. Aš tiesiog grįžau namo. Aha, tiesiog grįžai namo, dingai keletai savaičių, o dabar atrodo, lyg būtum visą naktį praleidus paslyje. Nieko nebuvo. Aišku. Kas čia? Nieko. Aš tiesiog užsigavau. Aha, užsigavai? Ar Julius kiek netyčia per stipriai sugriebė tave? Nika, man Julius nieko nepadarė. Jo, tau tiesiog sunku prisipažinti, kad vakar linksminais kaip reikiant. Mergyt, jeigu jau įsimyli, bent nesislapstyk kitą kartą. Tu manim netiki? Tiesiog sakau, kad man nereikia meluoti, man gali sakyti tiesą, Ieva. Man jau laikas eiti. Nu jau, palauk!
Pagavau tave. Galvoju, liksiu čia stėt kaip durnis. Čia tau. Kokia čia proga? Tiesiog gražios gėlės gražiai merginai. Kas čia? Nieko. Šito muotai padarė? Taip daugiau tęsis nebegali. Mano tėvas turi butą Kaune, mes galim išsikraustyti, aš susirasiu darbą, įstosim abu universitetą, gausim profesiją, aš nežinau, nu kažką daryti, blėt, reikia. Ir kas tada? Aš visada liksiu jos dukra. Visada jausiuos, kad aš esu kalta. Juliau, į manęs nepaleis taip lengvai. Aš negaliu. Tai, ką darai, tai aš nematau. Rašai apie mane kaip apie kokią pabaisą. Aš viską darau tavo labui. O tu man šitaip atsidėkoji. Tu purvina melagė, Ieva. Aš tavo mama. Tu privalai mane gerbti. Aš neturiu mamos. Tu viską sugadinsi, Ieva. Kaip aš tave užauginau, kad tu tokia pasidarytum? Kas tau pastaruoju metu pasidarė? Tu iš viso pagalvoji, ką tu darai kartais? Išeisi pro tas duris? Tavęs tai niekas nelauks su išskėstom rankom. Ieva, gyvenimas už tų durų nėra toks paprastas, kaip įsivaizduoji. Bet jis bent jau mano. Frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta go sometime.